Labai gražu. Ir dabar eisime pirmiau į Nykštukų urvą. Kompresorius girdisi, kaip jau ūžia. Čia va leisimės. Keliausim, bet vieta labai graži. Po Nykštuko urvo keliausim į Sabadarės kanjoną. Gali išsinert? Tikėkimės neišsiners. Vežimas vienoj rankai. Diskutuojam, ar nesuloš mūsų vežimas. Taip nešant. Čia gali pavežti? Čia galima pavežti. Vaizdai geri. Stalagmito kalnai. Видать, patinas cikados, žinau, vartas. Aha, tai va, Jo, tai, žinau, jeigu daugiau varta, tai ten kviečia, žinau, žmoną. O tai čia paukščiai? Ne, cikados kaip svirpliai. Jo, ten. Jo, tokie kaip mūsų... Tik šitas šį mėnesį ir kitą mėnesį. Mes sakom, ausus veidžiai, bet cikados. Čia Nykštukos urvas. Kaip mūsų žiogai, tik tai va tokie. Pavadinimas gyveno. Ir čia žiemą vasarą apie 26 temperatūras. Labai geras astma bronchitas ir kita, žinau, moterim šitas... Feelingas? Jo, Odai. celiulitas labai. Krenta akyse? Gali matyti.
Nu ką, keliaujam dabar į Sapadarės kanjoną. Esam Sapadarės kanjone. Oi, kaip čia gera, čia kaip vėsu. Iškart tokia gaiva dvelkia. Šiandien vėlgi karšta diena. Ir čia tarp kalnų fantastika. Svidelė. Vanduo skaidrus kaip rutėlis. Reikia turistai. Matomi šis takas neina ratu. Greičiausiai pirmyn atgal reikės eit. Čia galima atsigaivinti. Čia galime atsibrist. Čia 3 metrai gylio. Ta gaiva kaip gera. Žuvį matei? Čia yra žuvų. Nežinau. Greičiausiai. Pavojingas žvejot. Pavojingas vietas.
Steptelėm biškį palaukti grupės, nes kažkaip labai mes nupuškavom. Labas, Lietuva. Tie tarpekliai iškriaušti labai gerai atrodo. Nuo to vandens labai didelė vėsa. Tai gera. Tai greičiausiai stabtelsim biškį ir pasimaudyt. Tėvai jau maudosi. Tai ir fotografija. Ir čia toks krioklys. Va taip ant kalnų su Smilte sustojam Budelan. Smilte, matau, jau durų neatsidarė. Einu padėsiu jai. Va. Va taip. Atsargiai, Smiltelė. Atsargiai lip gerai. Čia va yra kavinukė. Arbatėlės galima sustot. Šniokščia upeliukas. Visai smagios vietos. Verta čia atvažiuot. Nu va, vejamės savo grupę. Čia matosi ir daugiau turistų atkeliauja. Tai jau galima nusimaudyti, o žmonės įlenda sugaivint. Aš to nedarysiu, nes mano grupė jau gerai toli prieki. Gal ir būtų gerai iš tikrųjų įlyst. Buvau biškai palypęs tenai prie krioklio. Galvą susidrekinau. Tai fantastinis toks vandeniukas. Sportas. Vytis kitą grupę. Fantastiška. Nu va, atvažiavom prie Sapadarės kanjonos pradžios.
važiuosim dabar greičiausiai plantacijas. Dar aš biškį palypsiu apačion. Pafilmuosiu nenatūralius baseinus sudarytus. Čia safari. Tokias jų pramogas va. Tai va laistas. Gal ir smagu, jeigu su didesniais vaikais. Ir va čia tie baseinai. Super, super. Nu, atvežė mus į Dimčai. Čia papietausim. Ten toli matosi greičiausiai šaltinio vanduo kažkoks. Gal kokia elektrinė hidro. Dimčai reiškia ne arbata, o šiuo atveju nedidelis upelis. Yra baseinas, čia galėsime atsigaivinti. Per kalnų. Va, tradiciniai jų staliukai. Mum neįprasti. Ten tikriausiai balkonėliai yra padaryti ant upės. Visur nuostabu padaryti, kad žiliauktų, bėgtų vanduo, kad biškį gaiviau būtų karštom dienom. O taip, ant upelio. Liaugia vandenėlis. Tai gražu. Faina, nuo vandens gaiva tokia eina. Čia sėdam? Gerai. Nu čia fainai. Siaukim batukus ir lipkim ir mes. Welcome. Welcome. Hello. My friend, name you Nu tai va, sėdim. Tai visai patogu, o ne? O, ir papūga. Nešioja pasifotkint. Aš papildomas pinigėlius. Čia biznis verda kaip turi būt. Čia tai juda visas lendas, o čia valo. Čia biškį kiek yra pasna. Čia jau priverštas lentas. Ten užlipau, o ten visas lentos kilnojasi, va taip. Pažiūrėsim, ką čia duos skanaus. Aš pasiėmiau žuvies, žiūrėsim, ar jos gausiu. O visi kiti pasiėmė vištieną. Va, atnešė mūsų maistą. Berniukai va. Ačiū. Paskanausim. Jo, mano žuvytė. Mano žuvytė. Panašu, kad aš tokią pačią vakar vakarienį valgiau. Danytė, žuvytė. Nu ką, šeimyną įsipatoginam, taip? Agnė paragaus, pasakys įvertinimą. Patiko, nepatiko? Man šakutės tai
Duodam šakutę. Mėsos tai mažai. Atrodo, tai kalm. No, thank you. No, thank you. Arba galim paimti vieną Tuborgą. Ne? Ir Ne, ne. vaiką duosim irgi paragaut. Skanu? Skanu. Nu, 10 balį sistemai. 8, tai jau visai gerai. Visai neblogai. Kaip Donatai tau? 10 balį sistemai kiek? Kiek 10 balį sistemai? 6. Nėra labai gerai Donatai. Man vis viena skani. Gerai. Gerai, paragausim. Škaip kamerą biškį pasuksim. Nu, va. Savo kvadratinę galvą reikia parodyti. Nu ką, bandom žuvį valgyti. Ai, čia filmuoja kaip... Pasakysim įvertinimą. Čia tiesioginis streamas jau eina. Galim ir tiesioginį padaryti. Grinai kaip karpis. Viens per vieną. Skonis grinai karpė. Ryžiai biški pervirė, bet nieko tokio. Visai skanu. Šitas čai atvažiuot iš Alanijos su autobusu 30 lyrų. Ir puikiai praleisti dieną su šeima. Galima va čia tarp kalnų, prie mažą upelę. Visai fain. Maistas tikrai neblogas. Žuvį vertino 8. Nu, paskutinė mūsų stotelė. Pažiūrėk, Gabrielė, gerai? Atvažiavom į bananų plantaciją. Čia mums duos natūralių vaisių paragauti. Einam pirmą į sodą, gerai? Eisim va į sodą. Pasisekavim. Pirmą aplankysim į sodą. Aplankysim pirmiau sodą. Žiūrim Gabrielę po kojam. Žiūrėk, kepurę palikai. Nu, čia papasakos apie kažkokią. Ką panašu? Kažkokį vijoklį pas mus yra labai... Pupmedžytė kažkokia panašu. Pipirai? Čia pipirai? Pas mus sodė toks vijoklis yra, žinai, auga. Kur visur. Pipirai. Nu tikrai, žiūrėk, pipirai. Kažkokie vabalai ant manęs jau šoka. Bet kvapas dar nelabai. Yra. Aha, nusiskink tuos rūžavus. Rūžavus va nusiskinė. Tai tikrai jaučiasi, va, žiūrėk. Pasiimko daugiau. Tai tikrai jaučiasi. Tikrai, kvapniųjų pipirų kvapas. Čia geras. O čia kas? Na, aš sakyčiau, šilkmedis pagal uogas. Ne? Gali būti ir lapai panašus. Nes pas mus tai yra šilkmedis, bet dar mažas. Ne, bet čia ir lapai, ir jo. Gali būti. Pas mane mokyklą irgi. Paskutinis sezonas 6 mėnesių, nuo lapkričio iki gegužės vidurio. Žinau, dabar tai yra ir naujas bus
po 3 mėnesius, žinau. Sezonas labai ilgam. Nuo lapkričio iki gegužės vidurio. O kas ką? Ir po 3 mėnesių vėl naujas derlius? Jo, vėl naujas. Tai per metus 2 derliai? 2 kartus. Ten yra viena, matai? Agava. Figos. Ai, figa, taip. O čia agava. Kaktusai agavas. O šitas? Citrinmedis. Avokadas. Avokadas. Tata mėgsta avokadą. Tėtė mėgsta avokadus. Šitą granatus. Čia avokadas. Avokadas. Oho, granatas. Atsargiai smiltelė. Va taip sodas prasideda. Įvairia augmenija. Šitas? Nu tai čia jau žinom, kad čia jau... Žinom, čia jau. Vardas, pavadinimas. Vardas, pavadinimas. Alyvagis. Ne obuoliai, ne obuoliai. Ne, čia avokadai. Biški skaresni. Tai tokie apvalai. Nu va, ir prasideda bananai. Sėdim į kavinę. Čia visi vaisius. Čia neįdomu. Čia, jo, ten jau. Bananai. Dabar yra čia, ten pasaja papilė. Ir gal. Tai apelsinų pirmas derlius sakėt nuo lapkričio iki gegužės. Jo, gegužė vidurio. Ir dabar tik tai... Dar yra, žinau, bet sezonas baigėsi. Šitas, žinau, paskutiniai liko. Bet, ja, gegužės baigėsi. Tai dabar apie spalį. Dabar bus po 3 mėnesių naujas. Žinau, ten rudenį. Jeigu baigėsi rudenį ir bus naujas. Čia mes dar kažkur? Viskas. Čia viskas, ar ne? Čia toks sodas. O ir matosi ten va bananai auga. Jau yra bananiukų. Tėtis biški ekstremaliai nusileis. Ko nepadarysi dėl kadro. Kaip sakoma. Laukinė banana, žinau, metų vieną kartą. Laukė sakė, užauga bananai vieną kartą. Metuose derlių duoda. O šiltnamiuose 2 derlius duoda. Du derlius, sakė, duoda. Mama, čia ir vėl apelsinai. Apelsinai. Kvepia. Čia, kur sakė, bus derlius po 3 mėnesių dabar. Aha. Befilmuokai panešinėt atgal. Nes karšto neteko. O šiltnami bananai, sakė, duoda 2 derlius. Ir vienas banano medis duoda 80 kg. Bananų yra, bet bananų. Duos kažkokį pupų sriubą paragaut. Sakė, lietuviško pavadinimo nėra, o kaip turkiškai? Čečiboj. Čečiboj nažu. Prašom sėdinčių kampas, mūsų stalas. Tokia jau parduotuvytė. Tėtė su vaiku rankose. Kol užlipo, tai biški kvapą jau gaudo. Rūdos. Papaja matau. Ten juodos vyšnios. Šilkmedžio sirupas. Aha, bet labai saldus ir tirštas. Geras. Skanus. Man tai skanus, nerūgštus, nei nieko.
Vaisiai labai skanus, bananai, dragon frutas. Oi, kaip vaikui patiko. Ne, tai ypatingai. Labai. Čia tiek cukraus, fruktozės. Atnešė pistacijų halvos, Gerai. tokie kaip siūlai, bet labai skanu. Kalas bus. Labai skanu. Tada spaudimas asma panašitas ir labai gerai. Žinai, šitą. Atnešė pupmedžio ekstraktą. Sakė labai gerai nuo astmos. Nuo ko dar sakėt? Astma? Asma ir bronšiai. Astma, bronchai ir vyro potencijai gerina. O čia kas? Aliejus. O kas per aliejus? Bet čia ne granatas. O ką šitas gerina, nesakė? Čia masažas. Nieko jis negerina. Gerins potenciją. English okay? Pupmedžius. Aha. Good for drugs, cholesterol, health, opening heart. Pupenis. Čia va šitas va ekstraktas. Pupmedžio. Atnešė nuo ko, pasimsim. Vėliau paskaitysim, nu ir ragaujam. Atrodo nekaip. Kvepia irgi nekaip. Turi daugiau kalcio ir vitamino E negu pienas. Kaip kažkokie tai rusiški vaistai. Ne tokia mikstūra kažkokia. Jo. Granatų. Orijinal granat. Mo, of course. Rūgštus. Labai rūgštus. We don't need to go to work today. Nu ką, ragaujam natūralų granatų sirupą. Salatı. Man gerai. Rūgštu. Drinking iced tea. Geras. Yeah. Getir water. Ai, Water, yeah. Ja. Padarys. Sirupiuką. Padarys jums gaivas. Granatų. Į tokį mažą kiekį vandens pakankamai daug įpylė. Need to... Pasirodo, čia ne mililitrais matuojamos į kilogramais. Tai šitas mažas buteliukas yra pusė kilogramo, o didelis yra kilogramas. Pusė kilogramo 2,50 kainuoja. Tai visai gera kaina. Tikrai gera kaina. Čia tokių ir tradiciškų visokių turi. Kojinės va žiemai. Ūkinis muilas. Visokio kvapo. Čia su kažkokiais tai klėjimos ramunėliam, kokosai, šokoladu, asilo pienui net yra. Agnė, žiūrėk, nenori ūkinio muilo su asilo pienu? Ai, tu kaip kvepia. Fui. Bet kvepia man. Įdomiai. What are this? Figų džemas. And this? What's this? White. What's this? Guma. Į gumą? Mide ağrısına Nescafe, Türk kahve, sütlaçlar. Kažkokia guma. Tokia iš natūralaus medžio. Kaip pas mus kaip sula. Sula? Ten sula? Ai, tas baltas? Imam šitą. Kaip sula, bet ten koncentratas, toks kaip guma, vados paragauti, jeigu nori, toks baltas visiškai. Paimk tuos du. Nu įdomus toks. Nu, pripirkom suvenyrų. Už tuos suvenyrus 15 eurų. Yeah.
karštis. Laukia sakė 37. Sakė, mieste gali būti ir 41 šiandien. Nu va, priragavom visko, apsipirkom kaimelyje. Ir mūsų transportas vajau ir važiuojame viešbutį, viskas. Ekskursijos pabaiga. Rytoj laukia Žaliasis kanjonas.